Labas rytas. Tai noriu šiandien pakalbėti apie trigonometrijos įvadą. Tai yra būtent sinusai, kosinusai ir tangentai. Aišku, dar yra kotangentai ir taip toliau, bet dabar to nesimokysime. Jau kyla klausimas, kada tai mokysitės ir ar bus dar trigonometrijos, tai taip, geros naujienos, jos bus labai daug. Aš pasižiūrėjau ateinančių metų planus ir štai nuo 9 iki 12 klasės trigonometrijos programa. Jūs turėsite jos labai daug. 9, 10, 11 ir 12 kasmet. Tai reiškia, yra labai svarbi tema ir labai svarbu jums išmokti ir turėti tvirtus trigonometrijos pagrindus. Kas yra trigonometrija trumpai? Tai yra santykis, tai yra dydžių santykiai. Pavyzdžiui, sinusas yra ir kosinusas ir tangentas šiaip yra dviejų kraštinių santykis. Santykis, kuris mums padeda surasti kampus. Labai įdomu, jeigu mes žinome dvi kraštines, mes galime surasti, kokio dydžio yra kampas. Ir ilgainiui mes, vėlesnėse klasėse, galėsite apskaičiuoti bet kokio trikampio, pavyzdžiui, plotą, žinodami dvi kraštines ir kampą ir taip toliau. Tai visai įdomu, ką dar galima bus naujo padaryti, tiesiog žinant tam tikrą informaciją, ko iki šiol nemokėjote. Tai visa nauja šaka matematikos. Ir būtent išmokti trigonometrijos pagrindus ir tarsi išmokti naują matematikos kalbą, kurią galėsite panaudoti įvairiose situacijose. Kalbant apie situacijas, aš kartais susipažinau su žmogumi, vienas sėdant mokymuose, kuris sakė, oi, su matematikos mokytojas, sako, oje, kai man buvo sunku, kai man tenais buvo sunku, trigonometrija, nes nerūpėjo, nesimokiau. Sako, dabar dirbu naftos gręžinyje, tenais Olandijoje, man atrodo, ir sako, kiekvieną dieną sinusai, kosinusai, jis sako, išmoko mintinai visus kampus, kiekvieno kampo, sinusai ir kosinusai, kad nereiktų skaičiuoti, viską mintinai iškalė, sako, kiekvieną dieną reikia ir reikia. Tai va, jeigu nereikės jums kiekvieniems trigonometrijos, bet išmokti šią matematikos kalbą, dialektą, galima taip sakyti, būtų svarbu. Tai nežinia, galbūt ir bus susijęs su darbu, galbūt ir ne. Tai va, gerai, tai kas yra apskritai sinusai, kosinusai ir tangentai? Kaip ir sakiau, tai yra dviejų kraštinių santykiai. Mes turime tris kraštines, valio, du statiniai ir įžambinė, tikiuosi atsimenat, kas yra įžambinė, taip. Paprasta, ir pakalbėkime apie tai, kaip pavadinsime mes kraštines ir kampus. Taigi, kampai yra A, B ir C, ne? Įprasta, ne? Mes kažkaip mėgstame C kampą duoti statui kampą, stačiajam trikampyje, gerai? Tai mes taip ir padarykime, kad įžambinė būtų C mažoji. O kraštinės yra pavadintos mažosiomis raidėmis tų kampų priešais, kuriuos yra. Matote, čia yra A kampas ir jisai žiūri į A kraštinę, logiška, ne? B kampas žiūri į B kraštinę ir C kampas žiūri į C kraštinę. Cool, jėga. Nuostabu. Žiūri kraštinės. Gerai. Dabar svarbiausias dalykas. Mes turime, kai ieškome sinusų kosinusų, mes daliname vieną kraštinę iš kitos. Ir čia yra svarbu nesuklysti. Mes, tai yra santykis. Aš pavadinsiu skaičiais, duosiu. A yra, tarkim, 8, C yra, tarkime, 10, ar ne? Na ir B yra, tarkime, 6, netgi panašu į B, ar ne? Taigi, kaip mes ieškom iš tų dalykų? Tai sinusas A, tai labai paprasta. Mes, ką darome? Mes tiesiog daliname kraštinę, kuri yra priešais A kampą. Tai yra A kraštinę daliname iš įžambinės. Matote? A daliname iš C. Kas turbūt žinoti, kad kai ieškom sinuso ir kosinuso, visą laiką daliname iš C. Visą laiką daliname iš C. Ir, vat, matote, ir sinusas, o kosinusas mes dalinam kraštinę B. Taigi, sinusas daliname priešais esančią kraštinę iš C, o kosinusas dalinam šalia esančią kraštinę iš C. Gerai?
Kartais žmonės susipainioja, kad nesusimaišytų, tai mes visą laiką, sinusas yra pirmas dalykas, kurį išmokome, tai sinusui A reikia A kraštinės, reiškia dalinam priešais esančią kraštinę, gerai? Visada, jeigu turime paprastą tą be ko dalies, tiesiog sinus arba tangentą, mes viršui rašome tos pačios raidės kraštinę, tai priešais esančią. Ir tangentę mes daliname viršui A yra. Taigi, sinusas ir tangentas viršui yra A. Gerai? Sinusas kosinusas apačioje yra C. Ir tangentas mes daliname A iš 6. Daliname A iš B. A iš B padaliname šalia esančius statinius. Taigi, sinusai kosinusai yra statinis apačioje žambinė, o tangentas ir kotangentas yra dviejų statinių santykis. Gerai? Taip, ir mes galėsim to viską apskaičiuoti. Tai va, tai šiuo atveju, kaip mes skaičiuojame, tai mes sinusas alfa, sinusas kampo A, daliname A kraštinę, tai yra 8 iš įžambinės, iš 10, gerai? Ir gausime 0,8. Puiku. Toliau, kosinusas alfa kampo, tai mes daliname šalia esančią kraštinę, tai reiškia B iš įžambinės. Ir gausime 0,6. Gerai? Puiku. Ir tangentas mes daliname, vėlgi, priešais esančią kraštinę iš šalia esančios kraštinės. Taigi, 8 daliname iš 6 ir gausime tiesiog, suprasint galim, bus 4/3 arba tiesiog 1 sveikas ir 1/3. Nuostabu. Tai va. Ir pamatysi įdomų dalyką. Kai ieškome sinuso ir kosinuso, atsakymas niekad nebus didesnis arba mažesnis nuo -1 iki 1. Jeigu mes kalbame apie trikampį, apie normalų statų trikampį, tai nuo 0 iki 1, gerai, neįskaitant 0 ir 1. Bet visų kitų kampų gali būti nuo -1 iki 1. Taip? Jeigu kalbame apie sinusus ir kosinusus. Tangentas gali būti ir virš 1, jis gali būti labai didžiulis skaičius. Iki labai, iki beveik begalybės gali būti tangento dydis. Tai va. Tai sinusai ir kosinusai nedidesni už 1, tangentas gali būti bet koks. Jeigu čia gausite sinusas, skaičiuosite, sinusas bus 4, tai reiškia įvyko kažkur klaida. Tai va. Gerai. Taigi, labai trumpai noriu priminti. Sinusai, kosinusai, tangentai yra dviejų kraštinių santykis. Mes vieną kraštinę padaliname iš kitos. Gerai? Sinuse ir kosinuse mes daliname vieną statinį kažkurį iš įžambinės, o tangente 2 statinius vieną iš kito. Ką dar noriu pasakyti svarbaus? Žiūrėkite, o kas bus kosinus kampo B? Gerai, dabar žiūrėkite. Kosinus kampo B, tai yra priešais esanti kraštinė, tai yra šalia, atsiprašau, šalia, aš sumaišiau. Aš sumaišiau. Tai kaip nesumaišyti jums? Šalia esanti kraštinė, tai yra A, ir dalinam iš žambinės C. Ir mes gausime 8 iš 10 ir gausime 0,8. Tai va, ką noriu parodyti? Kad jeigu turim statųjį trikampį, tai kampo A sinusas bus tas pats, kas kampo B kosinusas. Gerai, kodėl? Nes kampo A sinusas yra šita, kampo B kosinusas yra šita kraštinė. Reiškia ta pati kraštinė. Tai sinusas vieno kampo yra tas pats, kas kito kampo kosinusas. Gerai? Tai šitas metodas galbūt jums kartais suklaidina, tai kad nesuklystumėme. Gerai? Fantastika. Kartais uždavinį prašysiu apskaičiuoti šituos dydžius,
Bet nesijaudinkite, mes galime ir palikti santykių, ypač kai yra labai keistos trupmenos. Tuoj parodysiu kitą pavyzdį. Pavyzdžiui, turime naują trikampę, sveiki, labas, čia yra trikampis, jėga. Ir turime, pavyzdžiui, kraštines. Pavyzdžiui, čia yra 13 ir čia yra 12, ar ne? Ir sako jums, apskaičiuok, gerai, apskaičiuokime daug dalykų, gerai? Sinusą kampo A, gerai? Toliau B, kosinusą irgi. Kosinusą kampo A. Na ir C, tada padarome tangentą kampo B. Gerai? Taigi mes turim skaičiuoti daug dalykų, bet ko mums trūksta? Mums trūksta vieno dalyko. Mums trūksta šito. Mums trūksta šito. Kampui A, beje, sinusas alfa mums nereikia, mes galime apskaičiuoti, yra paprasta, galime pažiūrėti, mums nereikia šito dalyko, gerai, mes viską turime. Tai kampo alfa sinusas, tai yra 12 dalinti iš 13. Ir mes tą atsakymą galime ir palikti, gerai? 12 13, gerai? Mes šitą ir turėkime, gerai? Bet visiems kitiems dalykams mums taigi reikia šitos kraštinės. Tai atsiminkime Pitagoro teoremą. Pitagoro teoremą, tikiuosi visi mokate mintinai ją, ar ne? Taigi, beta, kampas, kraštinė B kvadratu yra lygu 13 kvadratu minus 12 kvadratu yra lygu 25, reiškia B yra lygu šaknis iš 25 yra lygu 5. Nuostabu. Suradome, kad B yra lygu 5 ir dabar galime apskaičiuoti. Kosinusas kampo A. Tai mes šalia esančią kraštinę daliname iš įžambinės. 5 daliname iš 13. Gerai? Ir ta tangentas B, tai vėlgi ką iš ko daliname? Priešais esančią kraštinę, tai 5 daliname iš šalia esančios, iš 12. Gerai? Tai va, tai tokie yra pavyzdžiai, kaip mes galime paprastai apskaičiuoti sinusus, kosinus ir tangentus. Išmokėme šitų metodų, pažiūrėkime, kaip jie veikia, nes mes turėsime šitos temos labai daug. Jis yra svarbi ir nebus taip, kad o ne, aš tiesiog praleisiu šitą mėnesį, šitos temos nesimokysiu, man daugiau niekad nereikės. Ne, išmokite dabar, jums bus po to žymiai lengviau. Jeigu dabar pasimokysite 5 valandas ar kažkiek, tai nereikės 11 klasėje mokytis 30 valandų, o užteks mažiau žymiai. Taigi, subikime, kuo dabar daugiau išmoksite, tuo daugiau laiko sutaupysite ateityje. Taigi, labai svarbu bus išmokti tvirtai pagrindus. Gerai, jeigu viršot Pitagoro teoremą, aš įkelsiu Pitagoro teoremos video čionais ir kitus trigonometrijos video irgi apačioje. Tai ačiū Jums ir iki. Kur tas išjungimo mygtukas? Radau.